Dabar darysime galvos masažą pirštais. Išskėskite pirštus ir sukamaisiais judesiais masažuokite visą galvos plotą. Labai svarbu, kad judesiai būtų lėti, malonūs bei ritmiški. Nepamirškite smilkinių, nes smilkinių masažas tikrai gali sumažinti ir visiškai pašalinti galvos skausmus. Galvos odos masažas. Abiejų rankų delnų pagrindus uždėkite ant galvos ir darykite ritmiškus judesius aukštyn žemyn. Darykite tiek laiko, kiek jums yra malonu ir norisi. Galite keletą kartų persibraukti per plaukus, taip tarsi nusimesdami stresą ir nuovargį. Smilkinių masažas su streso paleidimu. Lėtai, ritmiškai, delno pagrindu ratu masažuokite savo smilkinius. Galite daryti abiem kryptimis, galite viena jums maloniausia kryptimi. Paskutinė ir bene svarbiausia šio judesio dalis – tai emocijų nusimetimas. Šio judesio metu galite būti tiek atsimerkusi, tiek užsimerkusi. Po to būtinai tarsi nusimeskite visas neigiamas emocijas ir atsikratykite jų, kaip tai daro mano modelis. Darykite tiek kartų, kiek jums malonu ir norisi. Streso nuėmimas nuo galvos. Padarykite iš pirštų kaip grėblius. Braukite galvos odos paviršiumi ir tarsi nusimeskite visą nematomą streso šydą, kuris jus kausto. Šis judesys atėjęs iš psichoterapijos. Pajausite, jog ateis lengvumas ir atsipalaidavimas.
Streso nusimetimas. Dabar nusimeskite per dieną patirtą stresą ir nuovargį. Įsivaizduokite, kad jūs nusimetate visą savo nuovargį ir stresą ir išsilaisvinate tarsi iš šarvų. Galite šiam judesiui negailėti laiko, tai malonus ritualas. Praskėstais pirštais slinkite kakta aukštyn. Slinkite per visą plaukų ilgį ir tarsi nusimeskite visą patirtą stresą, nuovargį ir pyktį į šonus nuo savęs kuo toliau. Kartokite tiek kartų, kiek norisi. Galite daryti sau patogiu greičiu. Dabar darysime paplekšnojimą. Laisvąja ranka laikykite alkūnę ir paplekšnokite sau per trapecinio raumens viršutinę dalį, kuri labai dažnai būna įtempta dėl sėdimo darbo ir streso bei nuovargio. Galite plekšnoti ir delnu, ir kumščiu. Jokiu būdu neplekšnokite per kaulą, o tik per raumenis. Užpakalinės kaklo dalies masažas. Suglauskite pirštus ir pradėkite nuo kaklo apačios. Įspauskite audinius ir stumkite audinius su pirštais į šonus. Padarykite kaklo apačioje 3-5 kartus, pereikite ir tą patį padarykite viduriniai kaklo dalį, taip pat 3-5 kartus. Ir galiausiai tą patį padarykite viršutiniai kaklo daliai. Ir vėl pakartokite nuo apačios. Šiuos judesius darykite tiek kartų, kiek jums malonu ir norisi.